Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandien grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą Am I the Asshole, bet šį kartą visos istorijos buvo atsiųstos jūsų žiūrovų. Ir šiandien esu pasiruošusi 5 istorijas, ilgiausią žinoma pasilikau pabaigai. Ir nežinau kodėl, bet jaučiuosi, jog mano balsas šiek tiek užkimęs šiandien kažkodėl tai, nors visiškai nesijaučiu, jog sirgčiau. Tad teks susigyventi su šituo vyrišku balsu. Žinoma, pradėsiu nuo trumpesnių istorijų ir tada pabaigai pasilikau pačią ilgiausią, kurią pati skaičiau visą pilną istoriją darbe, gal kokias kelias valandas. Pirmosios istorijos bus kiek trumpesnės ir žinoma pačią ilgiausią pasilikau pabaigai. Tad, vilgų kalbų, pradėkime. Tad Kornelija mums atsiuntė 2 savo istorijas. Tad pirmoji, Am I the Asshole už tai, kad per daug noriu gyvenime siekti tikslų. Aš 19 metų esu studentė. Dabar studijuoju masažuotojo specialybę ir po 2 metų, kai baigsiu studijas, norėčiau pradėti studijuoti kur nors kitur slaugytoją. Esu toks žmogus, kuris nori išbandyti kažką naujo. Man patinka šokti. Man tai kaip hobis ir sportas. Todėl galvoju apie šokio studijas kolegijoje. Taip pat anksčiau labai norėjau būti gydytoja arba chirurgė. Kadangi nebematau noro užsiimti chirurgiją, nusprendžiau būti slaugytoja. Galvojau apie studiją susijusią su slaugytojo specialybe. Prieš metus teko dalyvauti jaunųjų dramaturgų konkurse, kuris man atvėrė duris į raštiją. Raštiją. Per daug nesmerkit, aš Anglijoje gyvenau jau apie 11 metų ir mano lietuvių kalba visiškai suprastėjo. Ir aš kartais gaunu komentarus sakančius, kad Greta lietuviškai išmok. Kai gyveni vien tarp anglų kartais sunku. Galvoju vėliau, ką nors studijuoti susijusiu su rašytoja, nes labai mėgstu kurti pjesės ir jau sukūriau 3. Jaučiuosi kaip asshole, kad turiu tiek daug tikslų. Daugumos jų čia neišvardėjau, bet kartais abejoju, ar visi mano tikslai gali įsipildyti. Iš savo minčių tikiuosi geriausio. Tikiu, kad mintys manęs neapgaus. Norėčiau tęsti savo karjerą ir išbandyti laimę rašymo ir šokių bei medicinos srityse. Keletas mano draugų sako, kad turiu per daug svajonių ir turėčiau kai kurių jų atsisakyti. Bet aš taip nemanau ir negalvoju apie pasidavimą. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės. Taigi, ką manote? Ar aš tikrai asshole, kad gyvenime noriu siekti daugiau nei vieno tikslo, o gal turėčiau atsisakyti bent vieno tikslo? Am I the asshole? Jeigu tie tikslai tau netrukdo gyvenime, tarkim, jeigu tu turi pakankamai laiko tiek savo, tiek draugams, tiek šeimai, tai kodėlgi ne? Ir plus tu nedarai viso to iš karto. Tu pasiemi dabar, kaip sakei, masažuotojo specialybę, kai pabaigsi tai, tada pereisi prie kitos savo idėjos, prie kito savo tikslo. Ir man tai atrodo žavu, man tai atrodo puikiai idėja. Visada kažko tai siekti, visada siekti kažko tai daugiau. Mano draugai, tikri draugai, turėtų iš tikrųjų skatinti, o ne atvirkščiai mėginti tave stabdyti nuo noro kažką tai daryti gyvenime, noro kažkur tai eiti ir kažko daugiau siekti. Jeigu jie patys to nenori, visiškai gerai. Tačiau toks vaizdas, kad jie truputėlį pavydi tavo hiperaktyvumo ir netgi pozityvumo, sakyčiau. Ir kaip sakiau, man tai netrodo visiškai asshole, jeigu tau tai netrukdo gyventi ir jeigu tu nedarai visko iš karto ir turi laiko visiems kitiems dalykams, you're not the asshole ir sėkmės siekiant savo tikslų. Antroji istorija taip pat buvo atsiųsta Kornelijos ir šį kartą ne Am I the Asshole, o Would I be the Asshole? Would I be the Asshole, jei bandyčiau užmegzti ryšį su savo buvusiamis kambariokėmis po to, kai jos man iškrėtė pokštą. Man 19, mokausi masažuotojo specialybę, sekasi gerai. Sunku, bet vis tiek stengiuosi. Gyvenu bendrabutyje ir gyvenau su 3 merginomis. Merginos man netrukdė, jos darė savo, o aš savo. Dar prieš kelias savaitės jos tiesiog nenorėjo priimti į savo draugų ratą. Jos 3 dažnai išeidavo apsipirkti prie jūros, parūkyti ir panašiai. Mandagiai jų paklausiau, ar galėčiau prie jų prisijungti. Jos man pasakė, kad aš negaliu eiti, nes tai mūsų paslaptis ir mes greitai grįšime. Tačiau tas greitai buvo maždaug po 3 ar 4 valandų. Kaip galite suprasti, kai jos dažnai pradėdavo kur nors išeiti 3, aš likdavau kambaryje viena ir jaučiausi visiškai atstumta. Dabar gyvenu kitame kambaryje be jų. Kartą bandžiau aplankyti buvusias kambariokės, nes jaučiau, kad tam tikras bendravimas turėjo likti. Nuėjau, pasibeldžiau duris ir paklausiau, ar galiu įeiti. Mergina, kuri tuo metu buvo viena, ne tik pasakė, kad negaliu įeiti, bet net neįsileido į kambarį. Todėl mūsų pokalbis buvo toks trumpas, kaip pro rakto skylutę.
Nepaisant šio pokšto, norėčiau ir toliau lankytis pas buvusias kambariokės, nes kartais jų labai pasilgstu ir plus viena iš tų kambariokių kaip ir aš studijuoju masažuotoja, tad net jei ir nenoriu, tenka su ją susidurti ir kalbėtis. Taigi noriu jūsų paklausti, ar aš būčiau asshole, jei nuolat bandyčiau draugauti su buvusiamis kambariokėmis, tiek dėl studijų, tiek dėl įvairaus stuff. Asshole tu tikrai nesi ir nebūtum, nes iš visko, kas buvo perskaityta, tikrai atrodo, jog tu esi nuoširdi maloni mergina, kuris stengiasi bendrauti. Ir tas pokštas tik tai parodė dar kartą, jog jos yra assholes. Reikia suprasti ir tą faktą, jog ne visi žmonės norės būti draugais su tavimi ir tai yra visiškai gerai. Nereikia su visais absoliučiai būti draugais ir ne visi absoliučiai turi būti draugai su tavimi. Galbūt jų trijų grupės dinamika yra tokia stipri, jog jos paprasčiausiai nenori priimti kitų žmonių į savo ratą. Galbūt jos tiesiog nenori priimti būtent tavęs. Kaip ten bebūtų, tai yra visiškai gerai. Iš tavo parašytos istorijos galima labai aiškiai suprasti, jog jos akivaizdžiai nenoriu to daryti. Ir vien tik tai tas faktas, jog melavo, jog greitai grįž, bet grįžo daug vėliau. Ir tas faktas, jog tu tiesiog atėjai paklausti, kaip sekasi ir pasidomėti apie tą kitą merginą, kuri tavęs neįsileido į duris, tiesiog parodo, jog jos yra diazos. Tai kodėl tu nori būti draugėmis su kažkuom, tai kurios taip elgiasi? Jeigu mergina, kuri taip pat studijuoja masažuotoja būti, su tavimi normaliai bendrauja per studijas, ar tiesiog kur nors atsitiktinai susitikus, tai tada taip, galima pabendrauti, tiesiog tai paviršutiniškai. Bet aš siūlyčiau kreipti daugiau dėmesio į žmonės, kurie iš tikrųjų nori su tavimi bendrauti. Ir kitas dalykas, kaip jau sakei pirmoje savo istorijoje, jog tu ir toliau eisi kitur kažką tai kitko studijuoti. Tad per visas tas studijas susirasi ir susibendrausi tikrai ne su vienu, ne su dviem žmonėm, draugiam, draugais, nesvarbu. Ir kai jau turėsi karjerą, taip pat atsiras tų žmonių, kurie norės būti su tavimi draugais ar draugėmis. Todėl aš siūlyčiau neskubėti ir negaišti savo laiko su žmonėm, kurie tiesiog, nenori tave savo gyvenime. Kad ir kaip taip liūdnai ir baisiai skamba, bet kam tau reikalingi asshole savo gyvenime? Kita istorija iš Ako, Nariūnas. Labas, gal tai nėra pati žiauriausia istorija, bet aš manau, kad pasielgiau teisingai, nes nuoširdžiai atsibodo senjorai, kurie galvojo, kad juos visi turi gerbti, nors patys negerbė kitų. Pati istorija įvyko šią vasarą. Aš, 16 non-binary, kaip ir kiekvienas moksleivis, kiekvienais metais, turiu pereiti medicininę apžiūrą ir tuo laikotarpiu, žinoma, visur eilės ir netvarka, bet mes lietuviai prie to pripratę. Taigi, kaip ir kiekvienais metais, iš pačio ryto keliavau į polikliniką. Tik šiais metais važiavau jau vienas, be tėvų. Tai buvo gana naujas experience, bet matosi, kaip daktarai kreiviau žiūri jai be tėvų, bet čia ne į temą. Taigi, perėjau šeimos gydytoją, kraujo tyrimus ir liko odontologė. Nieko per daug negalvodamos einu į 3 poliklinikos aukštą ir matau ilgą eilę žmonių, babutės ir kiti suaugę, kurie yra užsirašę iš anksto. Pagal poliklinikos taisykles, jei moksleivis eina tikrinti sveikatos profilaktiškai prieš mokyklą, mus turi priimti be eilės. Aš neėmiau galvą ir iš mandagumo ir pagarbos kitiems paklausiau, kas paskutinis ir ar galite mane užleisti. Aš greitai, maks 5 minutės, profilaktinis patikrinimas. Visi palenkė galvą ir sutiko, bet viena bubutė pradėjo telezoti. Čia mes laukia mėnesis, o čia kažkokie turim praleisti. Tokios hekšytės kaip tu vaikus gali gimdyti ir gali vaikų turėti. Pričiom šadantys ir dabar gimdymo. Visi žmonės apsižvalgia. Aš labai neėmiau galvą, žinot, paistalai. Bet po to, čia kažkur 85 metų babutė pasakė, tu jau turbūt venerinių ligų turi. Ir aš nesusivaldžiau, juk ji įžeidė mane porą kartų. Ir man pasidarė pikta, aš atšoviau. O tokio amžiaus mučiutės jau karste gulėt turi. Ir dar pasakiau, kad turbūt blogas žmogus esat, nes geri ilgai negyvena. Babutė labai susinervino ir mane išvadino karvę ir kitais negražiais epitetais. Aš tiesiog nusijaukiau ir pasakiau,
kad su tokiu nusistatymu ilgai negyvensit ir kad tokiems kaip jūs, ponė, gyvenimas blogas. Galų gale mane priėmė anksčiau už ją ir ji nuėjo skųstis personalui. Viską įsiaiškinom ir žodžiu ji manęs atsiprašė, bet po to pamačius mane išeinant išvadino vagilę ir kekšę. Taigi, ar aš šikniau už tai, ką pasakiau jai atgal? Nes mane taip užkniso senyvo amžiaus žmonės, kurie galvoja, kad jiems galima viskas. Ta prasme, tu nieko blogo nepasakei, tu niekaip jos neišvadinai, pasakei tiesą, taip ir taip, jinai toj greitai kojas pakratys. Bet už tokį pravardžiavimą, kad venerinės ligos, kad kekšė ir panašiai, aš būčiau atsakius kitaip. Aš būčiau atsakius, kad kaip jūs, ponio, tokio amžiaus, kaip jums drįsta liežuvis taip apsiversti. Ir tada apsidairyčiau visų ir paklausčiau, ar kuris nors iš jūsų tai pasakytų tokio amžiaus žmogui kaip aš. Mėginčiau sugėdinti. Aš irgi būčiau bloga. Aš irgi mėginčiau kažką tai atsakyti. Bet dėl vieno žmogaus, dėl vieno pikto, nepatenkinto žmogaus negalima teisti visų. Juk vis dėlto visi kiti pagyvenę žmonės, ar kurie ten jau ten stovėjo eilėje ir ten laukia ir visa kita, jie tave praleido. Tad 99% visų tų žmonių buvo geri. Nesvarbu, ar jie buvo ten pagyvenę ar nepagyvenę, nesvarbu. Kaip supratau, daugumo jų buvo pagyvenę. Tad aš neteiščiau ir negalvočiau, jog visi senjorai yra būtent tokie kaip ši bobutė. Ir šiaip kitka dėl to, kad kiti žmonės apsižvalgė ir nieko nesakė, aš sakyčiau, jog jinai pati save sugėdino, taip bekalbant. Tad nesijaudink per daug, karma ir kiti žmonės pastatys ją į vietą. Jeigu ne, tai karsta. Trečioji istorija nuo Gabrielės. Sveika, Greta. Esu didelė tavo fanė. Tavo video yra man vaistas nuo ADHD. Vienintelis dalykas padedantis kontroliuoti savo sugedusias smegenis ir mano Imaidiazol yra būtent apie tai. Su vaikinu esu jau 2,5 metų. Esam dar gan jauni. Man 20, jam 22. Ir turime 1,5 metų sūnų. 1,5 metų. Mano lietuvių kalba tai... Pirmaisiais mėnesiais, kai susipažinau su savo vaikinu, dabar jau sužadėtiniu, buvom savo jaunystės, paauglystės viršūnėje. Susipažinom ir sekančią dieną jau gyvenom ir dirbom kartu. Nevengėm ir alkoholio, marihuanos, keletą kartų net pabandėm rimtesnių narkotikų. Žodžiu, spaudėm iš tos vasaros maksimumą. Vasaros paskutiniam dienom turėjom labai atvirą pokalbį ir užsiminiau jam, kad nuo pat vaikystės noriu būti jauna mama. Nes mano mama mane pagimdė būdama jauna ir visą gyvenimą man tai buvo didžiausias pliusas – turėti mamą, draugę. Mama/draugę. Taigi, kai jam pasakiau šį dalyką, jis pasakė, kad irgi labai norėtų turėti vaiką ir būti jaunu tėčiu. Po mėnesio laiko pastojau. Persikraustėm gyventi į Kauną, arčiau mano šeimos. Bet pirmi mano nėštumo mėnesiai buvo gan sunkus. Daug konfliktavom, bet laikui bėgant viskas susigulėjo. Ir likusius nėštumo mėnesius santykiai susitvarkė. Pamačiau, kad jis tampa atsakingesnis ir supratingesnis. Tada gimė mūsų berniukas ir tapome nuostabiais, mylinčiais ir rūpestingais tėvais. Kartais susipykdavome kaip visi normalūs žmonės, bet greitai ir susitaikydavome. Kai mūsų vaikeliai buvo apie 7-8 mėnesiai, vieną dieną mano vaikinas pasakė, kad eina į bendradarbio gimtadienį ir grįž iki 12. Bet prieš 12 jis atsijungė nuo socialinių tinklų ir išjungė telefoną. Žodžiu, dingo. Visą naktį nemiegojau, širdis daužėsi, buvo panikos priepuoliai. Buvau ir pikta ir liūdna, nežinau, ką man daryti. Jis grįžo tik kitą dieną apie pietus. Buvau pikta, bet jis nerodė jokio gailesčio. Bandžiau kalbėti su juo ir pasakyti, kaip jaučiuosi, bet jam buvo visiškai dzin. Jis save statė į aukos poziciją, kad jis jaunas ir dar vis nori atsipalaiduoti ir pasilinksminti. Bet pagalvojau, kad tai vienkartinis įvykis ir užmiršau. Toliau tokių atvejų pradėjo dažnėti. Negrįžimų po darbo, telefono išjungimų, parsivilkimo paryčiais girtam kaip tapkė. Kiekvieną kartą likdavau kalta dėl to, kad nepasitikiu ir neduodu jam laisvės ir neleidžiu pailsėti. Nors nei vieną kartą jis nesiūlė pailsėti man. 24 valandas, 7 dienas per savaitę rūpinosi mūsų vaiku. Tokie atvejai pradėjo darytis kas savaitę. Pažadai, kad greitai grįš
dingimai ir kaltės vertimai man. Jis akivaizdžiai manipuliavo manimi, nes žinojo, kad neturiu kur eiti ir negaliu jo palikti, nes esu finansiškai nuo jo priklausoma. Prie viso to, jo mama po kiekvieno karto, kai jis taip pasielgdavo, skambindavo man ir bandydavo jį pateisinti, kad jis nori pailsėti, pabūti su draugais ir panašiai, lyg tai būtų normalus dalykas. Aš niekada nebuvau prieš išėjimo su draugais į miestą išgerti porą alaus ir panašiai, bet nenusigerti iki žemės graibimo ir paskui mane traumuoti. Galiausiai tai tęsiasi gerus 4-5 mėnesius. Ir vieną dieną jis man parašė, kad po darbo su bendradarbiais važiuos išsimaudyti į ežerą ir greitai grįš. Maldavau per žinutes, kad grįžtų dabar, nes vaikas sirgo. Buvau žiauriai pavargusi tiek fiziškai, tiek emociškai. Labai reikėjo vyro palaikymo, bet jis mane labai subtiliai ignoravo. Prižadėjo grįžti po valandos. Aš mačiau jo lokaciją per Find My Phone, turbūt. Ir taip, iš pradžių jis nuvažiavo prie ežero, bet ten užtruko žymiai ilgiau nei žadėjo. Nieko dėl to nesakiau. Galvojau, vis tiek yra pavargęs, tegu atsipalaiduoja ir grįžta pas mane. Bet po 1,5 valandos pamačiau, kad jis pajudėjo iš vietos. Galvojau, jau grįžta namo, bet pamačiau, kad sustojo McDonald'e. Vis dar nieko nesakiau, nors viduje jau jaučiau žiauriai stiprų nusivylimą. Po kurio laiko, kai vis dar nesulaukiau jo namuose, vėl patikrinau jo lokaciją ir pamačiau, kad jis yra visiškai kitam miesto gale nuo namų, prie kito ežero, kokie 10 km nuo manęs. Jau buvo praėję daug laiko po to, kai jis žadėjo grįžti. Į mano žinutes ir skambučius neatsakė. Viduje užveria kraujas. Vaikas verkė, aš verkiau. Buvau absoliučiai palūžusi, nebežinojau, ką daryti. Ir į galvą staiga šovė mintis atkeršyti. Parašau jam, kad mūsų vaikui pablogėjo, kad išvažiavom su greitaja į klinikas, kad reikia, kad jis skubiai atvežtų dokumentus. Ir staiga jis kažkaip tai pasinino mano žinutes, pamatė mano žinutes, kurių jau 2 valandas tipo nematė. Pamačiau per lokaciją, kad jis pajudėjo iš vietos. Tikrai galvojau, kad jis pažiūrės mano location ir pamatys, kad esu namuose, bet jis labai skubėjo. Jis vis artėjo ir artėjo link klinikų, nes galvojo, kad turi paimti iš manęs raktą. O aš guliau lovoje ir nieko jam nesakiau. Laukiau, kol nuvažiuos iki ten, kad pasakyčiau, kad dabar aš jį apgavau. Ir kai jis jau buvo ten, aš jam nusinčiau nuotrauką, kad kartu su sūnumi gulim lovoje. Tada prasidėjo daug keiksmažodžių, siuntinėjimų į visas pusės ir pravardžiavimų. Neilgai trukus jis grįžo namo, šaukė ant manęs, o aš jam bandžiau paaiškinti, kad jis manęs negirdi, kad aš norėjau, kad jis grįžtų namo ir kad žiauriai pavargau nuo jo šitų nesąmonių. Bet kaip ir visada aš likau kalta, likau melagė, apgavikė, bloga mama ir mergina. Nedaug trūko, kad įsiskirtume. Jis ant manęs pyko dar mažiausiai savaitę, bet vėliau manęs išklausė ir nesielgė taip. Dar viena panaši situacija buvo, bet aš žinau, kur jis yra ir ką jis veikia. Bet jis iki šiol man prikaišiojo šitą dalyką. Sako, kad esu melagė ir negali manim pasitikėti. Nebežinau, ką man daryti. Aš iš tikrųjų norėjau, kad jis mane išklausytų ir nustotų mane skaudinti ir kelt man panikos priepuolius kiekvieną savaitę. Ir nesimėtytų tuščiais pažadais. Gal ir ne pačiu protingiausiu būdu. Am I the asshole, kad pamelavau tam, kad jis grįžtų namo? Atsiprašau savo nerišlę istoriją, ADHD daro savo. All good. I wanna say asshole. Asshole ne dėl to, kad pamelavai, bet dėl to, jog pasinaudojai sūnumi sukurti savo tą melą. Manau, kad vaikai turėtų būti, nesvarbu kokie jauni, turėtų būti palikti atokiau nuo tėvų konfliktų. Bet aš suprantu tą faktą, jog jis tavęs neklausė. Ir tai darėsi vis dažniau ir dažniau ir dažniau. Tačiau sakydamas, jog nori pailsėti ir nori pabūti su draugais, ar nori ten išvažiuoti kur į pirtį, į ežerą ar dar kur nors, kodėl jis tai turi būtinai daryti su savo draugais, o ne su tavimi? Kodėl jūs negalite palikti savo berniuko pas tėvus ir arba atsipalaiduoti namie, arba kartu kažkur tai išvažiuoti ir atsipalaiduoti? Kodėl negalima palikti vaiko pas tėvus, atvaryti namo, prisigert, parūkyt gal ką nors, atsipalaiduoti taip. Kročia, iki pat ryto nusigerti, jeigu gerimas ir ten rūkimas yra jūsų toks atsipalaidavimo būdas, tai galite tai daryti. Aš manau, kartu. Kodėl jisai vienas turi ilsėtis? Vaiko auginimas visien yra fizinis ir emocinis darbas. Tad jo,
jeigu mane vadintų melagį ir apgaudinėtoją, aišku, aš visien truputėlį ezalo už tai, ką padarai, aš nemanau, jog aš galėčiau taip pameluot, bet jisai irgi apgaudinėjo ir melavo, jis irgi išjunginėjo savo location, jis irgi žadėjo grįžti namo, bet arba negrįždavo, arba grįždavo ten vos ne paryčiais. Tad tai irgi iš dalies yra vienas iš tokių melavimo būdų. Tad, abudu ezalos. Bet gerai, kad susitaikėt, gerai, kad pabendravot, gerai, kad suprantat vienas kitą dabar. Ir fingers crossed, kad viskas bus geriau ateityje. Bet ką mano žiūrovai? Ypač tie, kurie yra susižadėję, susituokę arba turi vaikų, ar gyvena ten su partneriais. Nes aš, kadangi neturiu vaikų ir nemanau, jog galiu per daug savo nuomonę reikšti. Tad man įdomu būtų sužinoti žmonių nuomonę, kurie turi šeimas. Kita istorija nuo Kornelijos. Would I be the asshole už tai, kad nori atšvęsti savo 20-ąjį gimtadienį su draugais, o ne su mama? Kaip žinote iš ankstesnių istorijų, aš esu 19 metų. Šiuo metu studijuoju. Mano gimtadienis yra birželio 30 dieną, bet visada mėgau švęsti ramiai su šeima. Prieš keletą savaičių pradėjau daryti laivus TikTok'e. Ir tuo pačiu metu susiradau kaip ir draugių ir draugų ir vienu tarpu pradėjome kalbėti apie gimtadienio vakarėlį. Vieną iš draugių uždaviau klausimą, kaip manai, ar turėčiau savo gimtadienį švęsti su mama, kadangi augau be tėvo, ramiai, ar man reiktų šiek tiek pasilinksminti ir gimtadienį švęsti triukšmingai. Ji pasakė, kad jeigu tai bus tavo jubiliejus, galėtum pamėginti atšvęsti šiek tiek triukšmingiau. Tai yra jos nuomonė, bet ar pritarti jai ar ne, jums spręsti. Aš galvoju pamėginti atšvęsti triukšmingai. Na, žinote, muzika, šokį ir taip toliau. Jau kaip ir pradėjau planuoti visokius linksmus žaidimus ir ko tik reikia gimtadienio šventei suruošti. Jūs turbūt pasakysite, kad mano gimtadienis dar toli ir neverta taip anksti viskuo susiimti, taip. Taip, jūs teisūs dėl šito, bet aš labai mėgstu organizuoti viską anksčiau nei paskutinę minutę. Very good. Tačiau dėl vieno dalyko vis tiek nerimauju. Mano mama studijų metu mane mato retai, nes namo grįžtu tik savaitgaliais. Tai, kad mama manęs nepamatys per gimtadienį, mane žlugdo. Ji kaip ir aš esame viena prie kitos pripratusios ir šiuo klausimu tampa sunku apsispręsti. Žinau, kad gyvenime svarbiausia yra šeima, ypač per šventes. Jūs man pasakykite, ką manote apie gimtadienio šventę? Ar aš būčiau asshole, jei išvykčiau švęsti su draugais, o nelikčiau su mama? Aš manau, kad tikrai not the asshole, nes pastaruosius 19 metų švęsdavau visus savo gimtadienius su mama. Tad mamos vietoje aš manau, jog suprasčiau tave ir tavo norą pamėginti savo 20-ąjį gimtadienį atšvęsti šiek tiek linksmiau, triukšmingiau, su draugais. Juk vis dėlto yra kitų švenčių, per kurias galėsi aplankyti savo mamą. Ir bus kitų gimtadienių, kuriuos galėsi atšvęsti kartu su mama. Bet taip, 20 yra iš tikrųjų tas skaičius, kur visi žmonės nori atšvęsti triukšmingai. Atsiminti. Tad aš kai sueina 18, kai sueina 20, kai sueina 30, 40, 50. Jo, kai sueina 30... Net nebenoriu šios gimtadienių, tiesą sakant. Šitoje istorijoje mano atsakymas būtų paprastas, not the asshole, bet neatrodo, jog pasikalbėjai su mama apie tai. Tad reikėtų vis dėlto pranešti mamai, kad hei, šiais metais norėčiau atšvęsti su draugais, bet po šio viso gimtadienio aš atvažiuosiu namo ir tada mes atskirai dviese atšvęsime mano gimtadienį ramiau, ramiai. Nesgi galima su visais atskirai atšvęsti savo gimtadienį. Tarkim, dauguma mano draugų, kai jų yra gimtadieniai, jie nešvenčia būtent tą dieną, kai jų gimtadienis, jie stengiasi, tarkim, mano gimtadienis trečiadienį, davai visi susiburkim šeštadienį, sekmadienį ir tada galėsim atšvęsti mano gimtadienį, bent jau nereikės eiti darbą kitą dieną. Nei kad prisigerti trečiadienį ir tada mėginti ketvirtadienį būti patenkintiems iš pačio ryto. Not the asshole, bet pasikalbėk su mama. Ir 5 istorija, ilgiausia, atsiųsta Ovidijaus. Tad, ilga ši istorija vien dėl to, jog daugiau informacijos ir nuo pat pradžios buvo parašyta Ovidijaus svetainėje. Tad aš paėmiau sutrumpinimus
jog dauguma jūsų taip pat suprastų pilną istoriją. Nes kai aš perskaičiau tik tai tą istorijos dalį, kuri buvo atsiusta į e-mailą, aš nelabai žinau, kas ir kaip. Todėl likau porai valandų darbę, skaičiau jo abudu tuos straipsnius parašytus, straipsnius, istorijos, nežinau. Ir tad pasistengsiu greitai paskaityti, kas ir kaip, ir tada pasakyti savo nuomonę. Ir pradžia. Ar aš šiknius, kad pagrasinau nugalabyti savo brolį, jei jis ir toliau landžias į mano teritoriją? Automatiškas taip. Come on. Labas, Greta. Jei buvai atidariusi mano tinklapį neteisybiviešinimas.com, tada tikriausiai žinai, kokie mano santykiai su broliu ir visa priešistorė nutikimas, kuriuos čia papasakosiu. O tą priešistorę galima rasti atidarius šitą tinklalapį ir po to atidarius straipsnius, kaip mano brolis prieš mane taiko satanistinius turto užvaldymo metodus. Ir šiuo metu paskutinis straipsnis, kaip išlikti savimi ir nepalūžti, kai atakuoja satanistinė teroro sistema. Tad šiek tiek informacijos iš puslapio. Pasiruoškim, įsipatoginkim. Kai mama mirė, mes su broliu ir seserimi lyg ir buvome sutarę turtą pasidalinti protingai. Sesuo jau sekančią dieną savo dalies atsisakė, kadangi ji gyvena Kanadoje ir į Lietuvą beveik negrįžta. Man turėjo atitekti sodybos su 3 hektarais bendros teritorijos. O brolis lyg ir buvo nusprendęs pasiimti kiek toliau esantį 6,45 hektarų dirbamos žemės sklypą, kur mama jau daug metų nuomodavo ūkininkui. Toks sprendimas man atrodė logiškas, nes aš šiaip ar taip sodyboje gyvenau kartu su mama jau daugiau nei 10 metų. Ir esu susikūręs tenais gyvenimą. Nors iš ankstesnių laikų jau žinau, koks yra mano brolis ir koks jo elgesys mano atžvilgiu. Bet tada tikrai buvau trumpam pagalvojęs, kad jis gal pagaliau suaugo. Pagalvojau, kad juk negali žmogus visą gyvenimą būti idiotas. Bet pasirodo, taip manydamas labai klydau. Ir negana to, jo sukčiavimo metodai tarsi patobulėjo, peraugo į aukštesnį lygmenį. Tad imkime tik faktus. Taip, paimkime tik nuogus faktus apie mano brolį be jokių mano išvadų. Samagonas brolis varė daug metų mūsų sodyboje. Faktas. Virdamas samagono brolis vis tiek kaulijo pinigų iš mano mamos ir net močiutės. Broliukas bravoro laikais valdydavo visus mamos pinigus. Tvartai ir kiti pastatai griuvo būtent valdant sodybą broliukui. Mano Uozakis mašina iš pilnai veikiančios mašinos virto metalo laužo krūva broliukui pasinaudojus po 15 ar 20 minučių. Po broliuko valdymo sodyboje buvo paliktos nesutvarkytos milžiniškos griuvėsių krūvos. Po broliuko valdymo liko sugadintos ir nesutvarkytos gyvenamos patalpos. Broliukas buvo išvežtas su tramdomais marškiniais ir tai keistai sutapo su mano gero automobilio įsigijimu. Mama buvo priversta bėgti iš savo namų kartu su nebegalinčia vaikščioti močiute ir glaustis pas giminės dėl brolio teroro. Iš sodybos dingo audimo staklės bei senoviniai padargai, tada kai broliukas liko vienas su darbininkais sodyboje. Troba buvo labai nusiaubta iš vidaus, tuo metu, kai broliukas ten buvo vienas su darbininkais. Kai broliui įsikraušus sodybą pradėjau rūpintis aš, pastatų būklė ir visas vaizdas sodyboje pradėjo kaip mat gerėti. Senasis sodybos šulinys užgriuvo brolio karaliavimo sodyboje metu. Po to susidėję su seserimi pastatėme mamai naują šulinį ir ten nėra pakankamai vandens. Kad broliukas daugiau nei 10 metų varydamas samagonų biznį, tuo pačiu kaulydamas pinigų iš kitų šeimos narių, suvartojęs sodybos pastatus, nieko nei užsidirbo, nei nusipirko, nei kaip nors kitaip praturtėjo. Be abejo, čia taip pat faktas. O jei smulkiau, tai galėtų vardinti brolio darbelius ir skirtumus tarp mano ir brolio darbelių. Net tokiame ilgame straipsnėje aš vardinau toli gražu ne viską. Straipsnis buvo ilgas. Dar buvo kalbėta apie gyvsidabrio panaudojimą, norint nunuodyti Ovidijų. Anksčiau jau ne kartą radau, kad buvo kažkas įlipęs per tvorą, ten, kur neužmato kameros, nes ant tvoros lieka būdingi linkimai. Pavogta nieko nebuvo, bet buvo pridaryta žalos. Elektrinis piemuo buvo atjungtas nuo akumuliatoriaus ir išmestas į balą.
Tvoros stulpai, visi, kurie tik buvo silpnesni, sulaužyti. O to jau grinai mano broliuko bruožas – kenkti ir viską laužyti. Kadangi jis pats buvo tada Airijoje, tai greičiausiai per tvorą lipo jo draugeliai, o jis pats kuo ramiausiai atidarė vartus ir užėjo. Aiškiai matosi, kad jis ten buvęs jau ne kartą, nes šunys jį pažįsta ir net nelojo. Antroje nuorodoje, kaip išlikti savimi ir nugalėti, kai atakuoja satanistinė teroro sistema, Ovidijus kalbėjo daugiau apie tai, kas vyko teismo metu ir po teismo. Ir taip pat kalbėjo apie valdžios palaikomus nusikaltimus, taip pat duodamas kelius pavyzdžius, pridėdamas ir mano Britney Spears video. Ir taip aš daugiausiai kalbėjau apie Britney Spears globą, ne kaip tėvas turėjo priėjimą prie tokių svarbių žmonių, kurie padėjo jam sukurti tą visą globą ir įkišti Britney į tą globą. Bet jo, Ovidijus teisus, OP teisus, aš turėjau galbūt šiek tiek panagrinėti labiau tą visą dalyką. Ir apskritai, jo istorija gan įdomi, su visom žinutėm tarp brolio ir jo susirašinėjimo ir visa kita. Tad kas nori sužinoti visą istoriją, tai tikrai siūlyčiau apsilankyti. Visi linkai bus palikti aprašyme, kaip ir visada. Ir tiesą sakant, iš jo istorijos išmokau šiek tiek teisiškų dalykų. Tikiuosi, jog man neteks susidurti su tuom ateityje, bet visiems įdomu žinoti. Ir dar noriu pridėti, ką Ovidijus irgi buvo parašęs. Beje, nelabai supratau Gretos Orech pasakymo, kad galbūt Britney iš tikrųjų yra psichiškai nesveika, nes neva dėl to, kad kelia į Instagramą savo nuogas nuotraukas. Tai pagal Gretą gautasi taip, kad visos moterys, kurios kelia į Instagramą savo nuogas nuotraukas, yra psichiškai nesveikos. Ir joms visoms reikėtų paskirti globą. Nes kitaip gautasi, kad to daryti negalima tik Britney, o kitoms galima. O Britney tai darydama tarsi sako, esu dabar laisva ir darau, ką noriu. O kam nepatinka, nežiūrėkite. Aš tai suprantu būtent taip. Ir žinoma, ne. Nei viena iš moterų, nesvarbu, kur bekeltų savo nuotraukos, nėra psichiškai nesveikos. Aš tai pasakiau vien dėl to, jog kai Britney gavo savo laisvę pagaliau, ji iš tikrųjų ėmė rodyti save, kad pagaliau aš laisva ir aš darau, ką noriu, su savo šokiais, su savo viso apsinuoginimu ir panašiai. Nes dauguma fanų, dauguma šiaip žmonių, kurie sekė tą visą istoriją, iš dalies liko suglumę ir turėjo daugiau klausimų negu atsakymų. Nes Britney galėjo kažkaip tai kitaip parodyti tą savo laisvės gavimą. Ir galbūt tai buvo keista matyti tokią Britney, vien dėl to, kad mes šitiek daug laiko nežinojome nieko apie ją. Nei jos charakteriai, nei kaip jinai gyveno, nei visa kita. Tarkim, paskutinis video, kuris irgi buvo kėlė žmonėms daugybę klausimų, buvo, kai jinai įkėlė tą video, kur šoko su peiliais. Tad taip, tai yra viena turbūt iš savęs expressive forms, bet nežinau, netrodė kažkaip normaliai. Sakyti psichiškai nesveika tikrai negalima, bet, keista. Nesakykit, keista. Ar čia man vienai taip keista buvo? Tikrai ne vienai. Ir aš man regis per video pasakiau, jog tai galėjo būti daugybės metų psichologinio, fizinio suvaržymo ir jai dar buvo liepta vaistus gerti, kurių visiškai nereikėjo, tai turėjo turbūt, tai viso to pasekmė, kaip jinai elgėsi, kai jinai gavo tą laisvę. Bet tai yra jos privatus gyvenimas ir po skyrybų su savo temto vyru nebemačiau jokių daugiau straipsnių, jokių video apie Britney. Apie Arnoldą Schwarzeneggerį būtų visai įdomu padaryti video, jeigu jo iš tikrųjų toks gyvenimas buvo, tokia paauglystė. Bet čia jau kitam video. Grįžkime prie istorijos. Ir čia jau ta, kurią atsiuntė į e-mailą. Visai nesenai, besidarbodama savo kieme, pastebėjau, kad iš mano teritorijos sprunka, kaip man iš pradžių pasirodė, 2 žvejai su kibirais rankose, užsidėję kapišonus. Nors buvo gana karšta, drėgna vasaros diena. Kadangi jie greitų žingsnių spruko kaip tik nuo Tvenkinių upės, kuriuose buvau įžuvinęs gerų vertingų žuvų, tada pagalvojau, reikia juos pasivyti ir paklausti, ką jie ten veikia. Taip ir padariau, kol jie pasiekė netoliese paliktą savo automobilį. Spėjau juos sustabdyti jau užvedusius automobilį ir apsisukinėjančius.
Ir man teko gerokai nustebti, nes pasirodo už vairo sėdėjo mano jaunesnysis broliukas, o šalia jo mergina. Ar tai moteris. Nelabai jos pažinau, nes ji vis dar buvo su kapišonu. Abu buvo nenormaliai įsitempę. Pastebėjau, kad brolio dreba net rankos padėtos ant vairo. O juk visai nesenai buvome per teismus atsidalinę turtą, kur sodyba atiteko man. Tada tik paklausiau, ką jie ten veikia. Ar kartais nežvejojo mano žuvų. Per stiklą pažiūrėjau į bagažinę ir taip, viename kibire mėtėsi grybai, kitas buvo uždarytas. Bet tiek to, leidau jiems važiuoti. O net jei būčiau ir neleidęs, tikriausiai būtų pervažiavęs man per kojas, nes matėsi, kad jis tikrai persigandęs. Po to dar mažiausiai 2 kartus mačiau per saugos kameras einant tuos pačius asmenis, tą pačią kryptimi. Tik šį kartą jie jau neskubėjo, ėjo net demonstratyviai tikrindami, rankiodami grybus. Gal dėl to, jog žinojo, kad aš esu namuose. Kadangi brolį esu užblokavus visuose įmanomuose kontaktuose, parašiau seseriai į Instagramą. Parašiau jai, kad pasakytų broliui, jog jis nelandžiate į mano teritoriją, o tai vieną kartą truks kantrybę ir pagavęs nugalabysiu. Nu. Žinant mano brolio būdą, tai jis gali net įpilti kokios chemijos į tvenkinius, kad tik žuvys išmirtų. Daugelis, ko gero, čia patartų kreiptis į policiją, bet kažin ar aš galiu uždrausti pereiti savo kelių hektarų sklybo grybus miškose renkantiems grybautojams. O žuvų nuodijimo faktui reikia įrodymų, kurios labai sunkus rinkti, nes negyvos žuvis ten iš karto būna suėstos kitų pelkės gyvūnų. Todėl galima drąsiai sakyti, kad brolis eilinį kartą tikrai nevengia rizikuoti gyvybę, bandydamas man pakenkti. Tai ar aš esu šiknius dėl to, kad savo broliui, kuris man visą gyvenimą kaip įmanydamas kenkė, uždraudžiau net artintis prie mano sodybos, o jam to draudimo nepaisant, pagrasinau jam mirtimi. Ir esmė tame, kad tai ne pirmas kartas, kai paupy grasino iš tikrųjų. Ne tai, kad ten grasino, bet biški grasino. Ir aš niekados nesakysiu, kad yra visiškai gerai ir normalu sakyti, kad aš tave nugalabysiu, nužudysiu ar kaip kitaip tau pakenksiu. Ir iš visos tos istorijos, tos antros istorijos, kur jau ten per teismus, po teismų buvo, aš sakyčiau, kad net policija nelabai norėtų tau padėti vėl. Vienintelis dalykas, ką aš galiu sugalvoti šioje situacijoje, tai restraining order. Injunctions trespassing order. Tai yra tiesiog gauti draudimą, kuris būtų atsiustas broliui, kad nebeleidi eiti į tą teritoriją. Nesvarbu, ar ten grybauti, ar žuvauti, ar dar kažką. Tai aš manau, kad ir Lietuvoje galima, jeigu yra gera priežastis, jo gali padaryti tą restraining order, kad nesiartintų prie tavo namų. Net jeigu kai esi išvažiavęs. Nes aupy išvažiuoja ten keliom savaitėm į Švediją, right? Ir per tas kelias savaitės brolis iš tikrųjų gali ateiti ir kažką tai blogo padaryti. Ne tik tai žuvims, ne tik tai visus grybus išrankyti, bet ir kažką tai padaryti pačiam namui. Ir žinoma, turint visas apsaugos kameras, aš siūlyčiau galbūt netgi kai kurias nukreipti į tą visą tvenkinį, pelkę. Arba įsigyti daugiau kamerų. Ir tada pamėginti užfiksuoti, kad taip, tai yra būtent jisai, kuris vaikšto po šitą teritoriją. Ir kadangi aš jaučiuosi nesaugiai, gauti ten tą restraining order ar injunction trespassing order. Kreiptis į policiją visiems reikėtų. Ir nes kuo daugiau kartų kreipsiasi į policiją, jie visiems turi užfiksuoti kiekvieną pranešimą. Ir tada tą kiekvieną pranešimą galima būtų panaudoti teisme, bandant įrodyti, jog brolis, he's fucking harassing me. Tad nuo Diazol, žinant visą istoriją, ir šiaip labai keista, kodėl tu jį vis dar broliuku vadini, bet žinant šitą visą istoriją, nesakyčiau, kad Azol, bet grasinti susidorojimu, nemanau, jog tai yra pats geriausias būdas. Nes jisai irgi gali sakyti, aš bijau dėl savo gyvybės, nes brolis man yra parašęs, pasakęs, kad nori mane nužudyti. Tad nerizikuočiau už taip. Bet, ką mano žiūrovai, ir leiskite žinoti, ypač tie, kurie perskaitys abu straipsnius, abi istorijas, ir kokia bus jūsų visa nuomonė. Nes tas broliukas, visiškas blogio įsikūnymas. Kitaip nepavadinsi. Ir man toksai įvaizdis, kad jisai visą likusį gyvenimą
mėgins kenkti Ovidijui, OP. Man iš tikrųjų labai patinka daryti Maidai Azol istorijas ir gauti lietuvių istorijos buvo kažkas tai įdomesnio. Norėčiau tai daryti dažniau. Tad jeigu turite savo kažkokių tai istorijų ir norėtumėte gauti patarimų komentaruose ir ne tik, kas me, tipo aš gerus patarimus duodu, tai galite visas savo istorijas siūsti į šį e-mailą ir tada, kai aš surinksiu bent kokias 5 istorijas, padarysiu vėl Maidai Azol, šį kartą atsiustas ir savo subscriberių. Leiskite žinoti visas savo nuomonės komentaruose. Na, o šiandieną tiek. Ačiū už jūsų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye. Bye bye.